Sveiki, sveiki visi mus žiūrintys. O praėjusį kartą iki galo susitvarkėme su medžiaga, kuri buvo užkalta ant išorinių namo sienų. Vėliau perskeliame į namo vidų ir iš mūsų neįrengtos patalpos taip pat viską išnešėme. Pabaigę šį darbą, išėjome į lauką susirinkti likusių šiferio atraižų, buvusių kieme. Bet taip pat matėme, kad keletas nedidelių gabaliukų yra ir prie upelio. Einant juos paimti, netikėtai buvo atrastas ir nelegalus sąvartynas. Susikrovė visas atliekas, jas išvežėme. Ramūnas nusprendė, kad iki galo reikia sutvarkyti mūsų mansardą. Nuleido visas ten buvusias lentas, kurios atsirado po rūkyklos išardymo. O po to viską kartu gražiai susitvarkėme. Padarėme ir kitų smulkių darbelių. Na, bet žinoma, svarbiausia buvo paskelbta žinia apie mūsų namo būklę ir jo ateitį. Nežinojome, ar bus 14 serija, bet sulaukėme tiek daug palaikymo iš jūsų, kad sustoti tiesiog negalime. Na, o dabar keliamės į naują seriją ir žiūrime, ką mums pavyko nuveikti šį kartą. Tai sutvarkysim šitą medį, pjausim bei šitą krūvą. Ir norėtumėm padaryti šiandieną. Ramūnas baigė šiek tiek papjauti ir sako, tai apmokymus padarysiu. Kaip čia tau dabar reikės elgtis? Nu gerai, Ramūno apmokymai. Aš pasiruošus. Akinius? Jo, tai aš nepjaunu. Aha. Tai aš darau tokį ilgumą maždaug, truputį. Jo, supratau. Tai čia viens išėjęs, tokį mes laukų įkuriausim. Bet būk atsargi, kad čia neįkristų. Nors ir įkris. Jeigu ką jau biek. Jeigu matys, kas trinka, kas nors iš ten išjungsim. O kur išjungti? Šiaip čia yra. Įjungti išjungti. Gerai. Daug perpjauti. Nu, pabandau, ne? Ir jo. Ką? Keli ir taip, žinai, kad... Buvo. Tai pirmą kartą išmuša Ramūnui saugyklę. Tai dabar pjausim čia. Aš labai esu dėkinga Ramūnui už tai, kad jis man leidžia viską pabandyti. Ir man, žinokit, visai patiko. Tai nežinau, kas su manim negerai. O jeigu taip? Taip. Ne. Nu, ta prasme. Oi. Kodėl? Nu, čia imu pjaunu, čia metu. Pjaunu metu. Gal apsuktas tas labai nepatogiai. Koks jis kompaktiškas.
Tai kaip matot, jau temsta. Ramūnas man nebeleidžia užsiimti mano naujojų pomėgių. Jau labai ačiū, kad išmokėjai. Ačiū, kad mokinais. Labai patiko. O dabar eisim ką susukti? Paskutinės lentas. Ai, paskutinės lentas dar daro malkinės datesimą, nes kažkur tuos visus reikės sudėti. Nu, plius minus valandikę, tai va tiek vat pakovojau su malkytėm. Tiek. Labai smagi diena, gerai, kad atvarėm. Nebuvo labai šilta, bet žodžiu, super. Tai dabar eisim čia susukti šonus ir aš paskiau malkas kitą dieną sutvarkysiu. Pakuosimės įrankius ir varom namo. Sustinkam už 2 sekundžių. Tai šiandien tokia diena, kai aš atvažiavau viena. Labai pagalvojau, geras oras. Mieste bent jau saulytė šviečia, visai šilta. O čia vėjas košia belė kaip. O kodėl aš esu iš karto viena, tai Ramūnas yra išvykęs trumpam. O kol grįžt turiu atlikti kai kuriuos darbus be jo. Mano užduotis šiandien yra labai aiški. Šitą medieną, kurią praeitą kartą pjoviau, turiu sunešti ten. Kaip ir turėjau nuvažiuoti nusipirkti normalų karutį, bet nenorėjau gaišti laiką ir nežinau, gal ir per reikalą nenuvažiavau. Nu tai ir ką, ir dirbam. Galvojau, kad visą šitą krūvą ir šiandien sutvarkysiu, bet greičiausiai, kad ne. Kaip sakau, vyras pasakė, reikia padaryti. Ir Ramūnas grįž, nori, kad viskas būtų sutvarkyta. Nenoriu jo nuvilti. Dabar eisiu, ką jau susivežiau, ten eisiu sukrauti. Tai kol kroviau, vėjas jis ir nupūtė. Pavyko sukrauti tiek. Suvažinėjau 9 kartus. Tai šiai dienai tiek. Trumpas reportažas. Atvažiuosiu krauti kitą dieną. Tai laba diena. Sugrįžtu su savo darbu, suvežti malkytes. Tai šiandien bandysiu iki galo įveikti šitą krūvą. Manau, kad man pavyks. Ką dar? Važiavau nusipirkti karutį. Nuvažiavau į parduotuvę ir toks didžiulis, nu ne didžiulis, bet pasirinkimas tikrai yra ir Ramūnas sakė, išrink gerą. Bet, nu aš nesugebėjau išsirinkti ir dar labai suabejojau, ar į mašiną man tilps. Tai pavargsiu dar su šituo sunkiu mūsų, o kai Ramūnas grįž, greičiausiai nuvažiuosim abu ir išsirinksim. Na ir viskas, ir dabar pradėsiu darbus. Nu tai ką, galima apžiūrėti, kaip man čia pavyko padirbti. Sukroviau malkiečių štai tiek. Stengiausi daryti, kaip Ramūnas sakė, kad būtų tarpeliai. Nežinau, nenoriu krauti čia labai su viršum, nes nežinau, ką mes darysim. Čia ar mes jas dengsim, ar mes jų nedengsim. Tai nekroviau. Dar labai nedaug liko. Tai yra va tik tiek. Keli rąstgaliukai. Bet va ten, va, Ramūnas yra sukalęs dar vieną dėžę ir ten yra taip pat supjauta visa krūva. Tai jo, tai šiandien tiek. Šiaip labai smagu dirbti lauke. Aišku, aš čia labai neskubėjau, labai nesidraskiau. Buvo galima ir greičiau. Laikas labai greitai prabėga. Buvau nuo 1 šiandien, o jau yra 6.
Tai greičiausiai atsisveikinu ir susitiksim po kelių sekundžių. Ramūnai, dėk šiandienos sveikinimą tu. Sveiki, sveiki. Nusipirkom tačką. Ne, nuo to pradedi. Reikia pradėti nuo to, kad tu sugrįžai. Back in business. Tai jo, tai laba diena. Tai nusipirkom tačką. Gausi surinkti ir pirkom vienos dalies, ilgesnios rankenas. Kodėl čia du varžtai, jeigu tik... Kad būtų patogu. Ką reiškia? Tai gali arba čia statyti ratą. O tai kaip patogiau, kad žemiau ar aukščiau? Tai jeigu bus nepatogu, tai perdėsi į kitą vietą. Buvom kitą pasiėmę, bet mums patarė geriau, jau kai buvom nusipirkę. Oi, pamečiau jau vieną varžtą. Normalu. Tai buvom nusižiūrėję kitą, bet, blemba. Žodžiu, tai buvom nusižiūrėję kitą, bet žmogus, kuris mums, turėjo paduoti iš sandėlę, sako, galit ir geresnę pasimti už panašią kainą. Tai va, pasiėmėm šitą. Šiandieną dirbsim tik lauke. Per tokį gerą varą. O kur tas dedas? Ko gero, čia, ant to. Na, čia nėra. Tai nežinau, dedu į tą aukštesnę dalę, ne? Gerai. Ne, nepataikiau. Aš ir ne. Nes tu viens kitam stumdom tą. Tai tavo pusė yra dabar gerai, tu prisitrauk prie savęs. Gerai, dabar leist man. Atitaikėm. Dabar tik tais... A jis taip tur laisvai vaikščiat? Ne, daveršim paskui. Daveršim, ne? Žiūrim, kiek skelių turim. Tas turėtų būti į priekį. Lenk. Iš tos pusės varžta, ne? Iš to šaibo. Kaip taip nepataikyti. Ir va, ir tačka. Dar aišku, suvaržyti varžtus reikia. Turėsim tokią. Šiaip tai labai su Ramūnu svarstėm, ar pirkti brangę, ar kokią. Paskiau pagalvojom, kad ar taip labai susivarys jinai. Tai įvertinsim, išbandysim šitą ir arba rekomenduosim, arba nerekomenduosim. Bus gerai. Bus gerai. Aš ir taip galvoju. O čia šiaip mano darbą paėmė. Ne į tą pusę biškį. Pala. Pasuk dar. Stop. Prilaikai? Jo. Nei pablūsti negaliu. Tai gal dabar iš tos pusės? Ne, čia kartu sukas. Ai. Ne, kartu. Na, suk. Jo, gerai užsukau. Nu tai ir viskas, ar ne? Taip. Super. Tai dabar reikia pakalbėti apie tai, ką mes čia išsirinkom, ne? Nežinau, tokios firmas nepažįstu. Hervin Construction statybinis karutis. Ratas yra nepučiamas, kažkoks tais. Tai va, turi 100 litrų, o maksimalus svoris 200 kg. Taip. Laikys? Laikys. Nori sėstis? Ne, nepasvai. Pravešiu. Ne. Tai ką mes šiandien veiksim? Einam malkas tvarkyti. O tai kaip mūsų šiukšlyns prie upelė? Eisim ir tvarkysim šiukšles. Ką pirma? Nežinau, gal pirmą malkas reikia susitvarkyti. Gerai. Tu manai irgi taip pat, ne? Jaučiu. Tai šitas aš pabaigiau, viskas yra gerai, čia jau visi matė tą. Labai gražu. Dabar reikia susitvarkyti, ten yra iš rūkyklos lentas. Bei šitą. Bei visą šitą ir turim iš naujo pergalvoti namelę vietą. Nes jau viską reikės kasti, reikės viską pamatus daryti. Jau oras yra tam tinkamas.
apsiskaičiuoti, kiek reikės kaldos, kiek žvyra. Kiek smėlė, nes dar ir keliuką darysim. Tai va, tos šiukšlės ten, nors čia labai nedaug laiko praėjo, bet nuo to laiko, kai pamačiau, man tiesiog juos aš negaliu miegoti. Košmaras. Tai labai noriu šiandien susitvarkyti. Nu, bent jau dalį šiandien susitvarkyti. Nu, tai einam makalotis. Tai sugalvojom planą iki galo. Ramūn su nauju mūsų technikos vienetų kraus čia, o aš einu ten. Kadangi man gerai sekasi, tai dabar padirbsim, o paskiau parodysim, kaip viskas įvyko. Ir procesai pusijom, bet ledukais dabar pradėjo šaudyti. Nu, oras buvo iki dabar labai geras, bet nežinau, kaip čia bus toj. Va, nemeluoju. Ledukais varo. Nu, kodėl? Nu, tai va, tu kažką sugalvosim, arba čia veikti, arba lauksim, kol nurims viskas. Nu ir ką, čia apstoja. Grįžtam į krovimą. Nu, tik apsidžiaugiam, kad viskas su lietum, bet ne. Einam slėptis ar ne? Nežinau, kaip nori. Neina. Eina? Neina. O palaudam. Mes padarom labai gudriai, žinok. Ką? Tu imk už galą ir uždedam ant viršaus. Tinginiai žiauriai sutaupo laiką. Tinginiai, ane? Jo. Ta priekį, dėk į priekį. Nu, pabandom. Pavyk. Nei laikas taupo. Patenk man tavo požiūris. Nu tai sukrovėm malkų, nebent taip prašalai čia nekokių rasim. Dar čia pjauti yra ką, bet šiuo momentu viskas su malkytėm, o dabar kaip ir žadėjom, einam prie upelio tvarkyti. Nu labai tikimės, kad nepradės lyti, nes dangus tai va toks va yra. Tai dabar nuo kur pradedam? Sutvarkom šitą visą dalyką. Aha. Ir čia bus metalas į vieną pusę, tas šiferis į kitą pusę ir plastikas ir stiklus į šitą galim dėti. Aha, gerai. Ir... Kažkas atklausė, ar galima upelį maudytis. Kad galima, tai net nebejoju, bet kad čia to gylio nelabai yra. Oi, bet kaip čia gražu. Vasarą įsimaudyti. Čia koksai didelis medis buvo. Einu pažiūrėti. O tu dirbti neisi? Eisiu dirbti, bet noriu pažiūrėti. Skatinukai? Aha. Tai dabar šiferę neliečiam, kad nesitepti rankų ir nekilnojam jo. Gerai, paskiau į pabaigą sudėsim jo. Galiu dar viš pasivaikščioti? Aš čia nebuvau, labai įdomu man. Ramūns tai čia viską yra išvaikščiojęs. Skersai išilgai. O, radau bebryną. Nu, tai va. Pro krūmiukus mūsų trova matos. Na, einam papasakosim Ramūnui, kad bebryną radom. Pareina Ramūns jau čia gerokai pasidarbavęs. Labai daug metalų. Galėsim kažką gražaus nusipirkti pardavę. Nu tai va, sakė viens mūsų komentatorius parduoti visas vinio pievinės, jisai kalbėjo nusipirkti karvę ar padramblį. Neišeis. Stiklas.
kad mums labai puikiai sekasi, negalėčiau su juo nesutikti. Kaip manai, po šitais visais rastukais bus? Tai čia viską gal yra. Gyvačių nebijai? Na, aišku, jaučiu rėkčiau. Iš valičiuko. Keliamės į viršų. O, varlytė. Vandenį nepralaidus batų tepalas. Nu, nemink savo gėlytės. Palik man ištrauksiu. Ta plėvelė čia yra visur, žinok. Tai dabar Ramūnas čia pereina, aš toliau kovoju su mažom čiuklydėm. Tu traukiai ir aš galvoju, kada tai baigsis. Dar vienas atradimas. Radau didelę ragatinę. Žiauriai gera. Labai taisyklinga. Pasiliek. Angry Bird. Čia biški man. Ui. Gerai. Gerai. Nu tai tikiuosi patiko mūsų darom 2024. Nu su Ramūnu galvojom, kad viską ištraukiam. Planavom mes dar šiandien ir ten nueiti, nes mes negalvojom, kad čia tiek daug yra. Bet, nu, nelabai išeis, nes jau vakaras. Tai nežinau, dabar viską susinešim, viską tikimės, kad daugiau čia papačia nieko nėra. A ne? Ant tų žodžių ir traukti pradedi. Nu tai va tiek, dabar viską tempiam į savo valdas. Ir bandom susitvarkyti, ne? Kad čia per tvorą tiesiog susinešim. Tai tą tvorą gal nuverčiu, bus lengviau. Jo, vers plauk tą tvorą. Tai abu dainam versti. Kam nepatink tvorą versti? Tai kad čia net nereikia. Susitvarkėm šitą vietą. Na, parodysiu geriausius radinius iš čia. Ajo. Ką pasiliksiu. Vyrį nuduriu. Aha, senovinis. Ir pikaksas, nežinau, kaip vadinasi lietuviškai. Kirtiklis. Kirtiklis, jo. Na, į dabar papasako, ką sugalvoji, da. Einam apžiūrėti dar vieną vietikę. Dar turim pusvalanduką, kol tempti pradės. Bet čia tada nesusitvarkysim kieme. Šitos? Jo. Susitvarkysim. O ne. Nu tai kaip. Bet aš noriu parodyti, čia dar vienas ąžuolas yra prie mūsų. Nu jau irgi labai didelis ir gražus. Nu ir turėtų irgi būti jau ne pirmos jaunystės. Nu, o dabar einam ten, kur mane Ramūnas tysėsi. Tai čia. Čia sakėm, šiandien bent pradėsim. Kaip sekėsi Ramūnai? Puikiai. Šiferiai yra tiek daug, kad, kaip Ramūn sakė, bankruoto nueisim, net namą nepasistatysim.
Atiduosim viską už šiukšles. Nežinau, šiek tiek aprinkom. Čia velnį žino, kiek metų pragulėjo viskas. Ir jeigu kažkas sakysit, kad tai palikti negalima, tai žinok, čia viskas yra apaugę, apžėlę, apsamanuoja. Ir čia jau belė kiek metų gul viskas. O dabar paliekam taip, kaip yra, šiek tiek atsikraustėm viską. O šiaip yra labai gražus vakaras. Saulytį šviečia, mūsų upelė apšviečia labai gražiai. Super romantiška vieta yra. Nu, neskaitant šito. To kaip ir nebebus. Jo, šito nebebus ir tada būsim ramus, galėsim tikrai užsimti vien tik tais, kaip sakant, mūsų kiemo reikalais. O tai gal ką nors nešama? Nu, tai šiom negalima eiti. Tu paėmė... Teliką. Jo, o aš šitos stiklus. Jo, nes taip. Galiu dar vieną uždėti? Gali? Kiek dar tilpso? Vienas. Daugiau ne? Ne. Nu gali dar tą vieną. Tai aš tą paimsiu. Tai dėk man. Ne, aš paimsiu, viskas gerai. Pasiemam televizorių. Nu tai jau sakėm su Ramūnu, kad einam čia tvarkytis, tai kol nuėjau bateriją pasikeisti, jisai nubėga vėlą parsivėlį. O tai gal su šita jau atsipirks? Ne. Nemanau. Liūdna. Nu gerai. Čia yra žiūrovų vieta, kad mūsų rankytės būtų laisvas. Padarykim apžvalgą dabar, ką mes šiandien radom. Kiek šiukšlių. Kiek šliukšlių. Kiek šiukšlių išėjo. Tai čia apart teliką ir veidrodžią. Viskas yra iš šitos vietos. Nu tiek plėvelių radom pakastų į žemę. Nu kitas nebuvo užkastas. Radom batų. Labai uždengi tada. Nepasklistų. Čia apart spygliuotas vėluos. Nu, baigsiauti. Čia yra nuo čiužinių šitie. Ir čia yra 1, 2, 3, 4, 5, kokie 7. O šiferė tik tiek buvo. 2 maišai? Jo. Bet čia yra. Ne, nu tai čia. Nu, šampijo bus. Tai va tiek iš šitos vienos vietos, o ten tuoj kituoj, nu ten, ta prasme, tikrai bankrots bus. Esam labai patenkinti karučiu. Nurieda, tai... Kaip tu ją pavadinai? Lamborghinis, jo. Nežinau iš tikrųjų. Tai, nes, nu, panašiai, lambas, spalvikė, tokia oranžinė. Nu, žiauriai paėms. O, Ramūnas nusprendė išbandyti transportą. O tai ne į tą pusę! Šiaip taip padangas yra šiek tiek plokščios. O tai kodėl netvarai čia? Labai sunku nuimti tuščias padangas. Nu tai va, tai nežinau, einam gal dar pagalvosim, ką čia nuveikti. Šiaip tai aš norėčiau tiesiog atsisėsti ir pasimėgauti šitų nuostabių vakarų ir negalvoti apie jokius darbus daugiau šiai dienai. Nesėsi? Ką? Nesėsi ant to? Na, irgi tuščias padangas. Tai va, čia nenuveikėm, tą susitvarkėm. Žiauriai džiaugiuosi, nes čia didelis darbas buvo. Taip diena ir prabėga. Na ir dar malkas visos aplinkui susikrovėm. Gal dar pasėdim ir pagalvojam apie namelę vietą? Pergalvojam. Jo, dar dirvožėmį reikia pasikasti, pasižiūrėti, kiek judžiami yra. Atvažiuotų mums nukasti patys norėjom labai, bet sakom vis tiek profesionalui seksis ir greičiau ir geriau. Tai sakė tiesiog pasižiūrėti, koks storis yra to juodžemė. Ramūnai taip sakė, aš nežinau, aš nedalyvavau tame. Tai aš norėčiau sužinoti, kiek yra juodžemė. Tai ką, iš pradžių? Po pertraukos. Po pertraukėlės. Einam dabar, atsigersim arbatas, biškį pasigrožėsim vaizdais. Nu, nes tikrai yra kuo grožėtis. O šiaip vat esam įsikūrę prie Eglės. Labai gera vieta. Čia, kai aš malkas krūvą atsitempiu, čia su to stalu tau reikia matyti, kaip aš jį nešiau. Bet jis atrodo toks mažas ir lengvas, bet jis toks nėra. Atsitempiau stalą čia iki vidurio. Aš dar malkų nekraunu, jau jėgos senka. Dasivežiau čia, užsikrovau ir netaip nusikrovau, važiuoju, viskas nusirita, dar kartą kraunu vėl. Tai aš tą prasme tą stalą čia atsivežti tiek, jeigu paukojau.
Sugrįžtame po pertraukos ir Gerai, jeigu namelis lenkasi nuo eglių toliau. į kurią vietą? Čia ir klausimas yra. Gerai. Jeigu čia pasidarėm jau 4 metrus ant 6, slinktumėm per 4 metrus čia. Tada nelabai įsitektumėm gal? Ai, nu to prasme, nuo tuos vietos, kur čia yra, ne? Nuo tos sienas. Čia? Jo, ir čia dar galėtumėm, nu, ir čia ir kubiliuks tilptų ateityje. Ir terasikį tilptų prie kubiliuką. Tai dabar plius minus čia. Jo, tai kur tas smėlis? Nu, bet čia labai daug. Jo, ir čia viskas. Paskui, kas čia jau prasideda. Smėlis. 2 metrą paėmą. 40 centimetrų. O dabar einam keliukai žiūrėti. Bet dabar keliuką parodyk, kur bus. Manau, čia kažkur. Čia va. Nori išsimatuoti? Tai imk kamerą ir eik atgal. Nu va, čia yra kelio riba. Kas iki smėlio? Nu, mūsų kaimynas vien sakė, kad čia anksčiau buvo daržai. Čia daržas buvo. Čia šitoj pusėje. O čia ūkinis. Jau pradėjo matytis. Aha. Viskas, ne? Na tai čia žymiai greičiau kažkaip. Ko gerai, tik pat. Tik ten sakiau 40 buvo. Tai čia panašiai bus. 40. Nu patikrink iš naujo. Kiek metrų? 26. Nu, bet dabar yra visiškai tam pasileidę galai. Tai tos krūmus kirsim tada lauko, vadinasi. Tai reikės krūmus panaikinti ir darysim keliuką. 26 metrai. 3,5 pločio. Bei 40 cm gylis juodžemis. Žinai, ką aš galvoju? Nusikasim, paskiau reik smėlę, skalduos reik, žvyrą reik. Žinai, kas dabar į mano galvoj skamba? Kas? Čin čin! Ne, čia. Čin čin! Nu nieko, už tą turėsim daug juodžemę. Galėsiu sodinti, eiti jau pomidorus. Šiaip norėčiau pakeltų lysių, bet šiais metais gal dar nereik. Šiais metais svajoju bent jau prie namelę pasidaryti jaukiai daržiuką savo. Nu, ne daržiuką, o gėlinuką. Leisi man gėlių pasisodinti. Šitos yra labai gražios. Nu, ne dabar. Jo. Jas reikia nukirpti ir kai nebebus šalnų, reikia sikasti. Šitą sodinsiu prie namelį. Iš kur žinau, kad jinai graži, nes kai mes atvažiavom pirmą kartą, spalio mėnesį mes buvom čia. Man atrodo, kad spalį. Jau buvo vėsu, bet jos dar žydėjo ir tokie gražus mėlyni, tokie žiedai. Tai va tai. Nežinau, kaip jos vadinos. Iš manęs ne kokie gėlininkai, bet aš išmoksiu. O dabar... Čiau. Tokiu trumpu atsisveikinimu ir užbaigime mūsų seriją. Dėkojame visiems žiūrintiems ir susitiksime po savaitės.